Reikėjo nestoti, reikėjo važiuoti per galvą, tai būtų gerai buvo. Dabar sustoja, užgesą, nebeit važiuoti. Po trasą, gerbėmiai, nelakstam, būkite atidus, nes gali tikrai kaip nors pritrenkti. Niekaip nesuprantu, kodėl kaip pas manęs jau nėra, reikia sakyti, knygos, kas ten nurašyta. Įžas čia? A, išžiūs, bet tai kaip čia dabar 2 spidometrai pasiimti? Antras. Normaliai. 73. Saunėčių, tai vadasnai. Antras, žiūrėk. Oho, kokia vyksta, čia dabar šūra. Ei, per mažą trasą paleidom, jo, per mažiuko. Taip, nevažiuokit per ilgąją trasą, taigi jums ten nėra šansų. Aš sakau, kur jie.
to chaosu uziemiono serce.
Linkime gražaus laiko 8 minutės plius įrodai. Artiom Puncevič, 125 numeris. Lieka Frankas, pozicijoje Kęstutis Paklauskas. Ir 7 Juvinas Timas. Turgi pas mus Pilinka. Penktoje pozicijoje 22 starto numeris. Užsipavičius ir... Taip, Puncevič, antroje pozicijoje. Lyderiai. Pilinka gerina rezultatą. Šiame rate jau važiuoja 8 pozicijoje. Aštuntas. Saulius Ramkus, Pilinkas, 52 starto numeris. Ir 10 pozicijoje Lordėginas Bernauskas, 186 starto numeris. Vynas Rebička, 22 starto numeris. Ketvirtoje pozicijoje Laurynas Ribečka. Ir 5 jau dabar Nerijus Sipavičius, kuris turėjo užduotį maksimum sulaikyti 4 pozicijoje. Dabar 5, neblogai. 6 Nerijus Sipavičius. Pilinka nepagrotų pagerino rezultatą 8 pozicijoje. 66 starto numeris Renaldas Pilinka. Činarsa Anykščiai. Pozicijoje 121 starto. Sabockis paskutinis. Ne paskutinis, bet įsigrūdo kažkur į vidurėlį. Taigi, Kupickio 3 ekipažai su Anykščio ekipažai sugrįžo, ne, Jupiterio su 2 Filipinderiais. Tai čia aišku važiuoja Miliskevičius Paulius, 75 starto numeris. Paulius, 15 metų už vairo, tėvui 40 lopšelį pasodino ir važiuoja. Sabockis Sarius, 104 starto numeris Anykštėjas. Iš starto išėjo, ko gero 6. Geras skaičius, 8 ekipažai. Ir kas ten pirmieji pralėkė? Antroje pozicijoje 9 narojas. Miliūnas Donatas iš Šiversos klubo. Antroje pozicijoje 9. Ir Jupiteriai su 2 cilindrais, ne, su 2 cilindrais. Nu, aš taip, gazas durvas eina, come Kur jie važiuoja? Čia kaip policininkai tarybiniais laikais. Migalkės taip išsidėkit, žiūrėkit. Bijokų gaudyti. Burzgė daugiau negu važiuoja. Ko nepasakysi apie pirmąją ekipažą, kurie pirmieji lekia. Et pašėlė. Nors veterinorius. Aš čia 23 starto numeris. Liulys Remigijus. Nespėjau išsiaiškinti su vyrukai šiandiečių motociklais. O čia 75 starto numeris. Miliskevičius Paulius. Žiūrėkit, ką daro Sabockis. 44 jau 3 pozicijoje. Jis papirko, ko gero, Kebra ten, kad visi sustoto. Remigijus. Taip.
pasitarkit, kas pirmas. Nu, aišku, Remigijus Liulys, čia aišku, be jokių problemų. Suka, rankanai pasė, apkase. Su visą Gorzelacę. Ei, negerai. Anykščių trasą turėjo būti pasitreniravę. Nori antroje pozicijoje. Miliškevičius Paulius ir Saulius Miliškevičius. Silibinderiai, veikia. Veikia. Sūnus važiuoja 15 metų, 75 starto numerį, o tėvui 40, nepames tėvo. Ir čia Sabotskis. Ką čia dirba? Pirmą vietą. Apapūdot. Ne, trečią vietą. Ir jos vejasi 55 starto numeris Žoneriūnas Mantas iš Kupiškio. 55 starto numeris Kirskus Justinas. Nebein. Kas čia yra? Ir Kapačius. Kirskus ir Kapačius. Šiversa Anykščiai. Nobari. Nebein motociklas. Stumkit prie finišo linijos ir ten perstumsit per finišo liniją. Žiūrėk, eik. Du, 3, aplodisment. Nėra aplodismentų. Iš naujo. 1, 2, 3. Pinigą duokit ir užvesiu. Nu, duokit rimtam žmogui. Tuoj pat palaukit. Jis ramiai paims ir užves tą motociklą. Nešia lyderiai. Sustokit, kur jis davažiuoja. Patai pirmi. Ateik čia visi, ja? O tai kas nutiko motociklui čia? Ką jis dabar darė? Aišku, žvakį pavirsite truputėlį viskas, ja? Ok. Na ką, kaip palinkėsime jums sėkmės. Antrajam važiavim, tai jūs kokią poziciją praktiškai galvojate? O dabar pamatėt, lygiai koks jūsų, kokia vieta turėtų būti? A mes sakyti, kad važiuojam gal valandu. Neteisingai, sakyk, bus pirma. Nu, pirma tada. Ok, bravo. Ačiū. Girskui Justinui. Čia, antrąją poziciją būčiau pastavęs ir pakalbinęs Miliškevičių Paulių ir Saulių Miliškevičius. Paulius, aišku, kaip ir sakiau, 15-metis, veža tetę. Tetę įsikibęs į sūnų, į lopšį ir laikosi tvarkingai tos trečiosios pozicijos. Na ir čia, ar čia finišas jau buvo, dar nebuvo? Ir dabar finišas! Pirmoji pozicija Liulys Remigijus ir Gorzelacė Anykščiai. Drąsus įsijungite savo darbo vietą. Ir kvadro klasė. Ir Renatas Jegorovas, numeris, kuris sezoną šiek tiek ilsėjosi, turėjo matytą traumą. Matytą didesnė, bet jį niekas nežino. Bet vis dėlto, dabar šiandien jau varžybose sugebėjo tą pirmąją poziciją iškovoti. Nors Paulius važiavo turėjo kitam laiką. Antrą, Liudas Sijušas. Tėvelis išvažiavęs su darbais ir prižiūri Sneto Michailovo tėvelis jį. Ir čia, aišku, pirmas iššoka iš starto Renatas Jegorovas. Liudas Sijušas kol kas, trečias. Ir kas ten antras? Turginedas Michailovas. 5-oje pozicijoje jauniausias sportininkas. 150 startas numeris. Starto numeris jauniausias sportininkas, jam šįmet rugpjūčio mėnesį sukako jau 15 metų. Ir, aišku, pirmąjame žemė turėjo vadinti, jeigu pamenam pirmąjį važiavime, starto tiesioje, šiek tiek lyderiai nepasidalino vietos neužteko pirmąjame posėdyje. Na ir čia pasinaudoja sportininkai, tai būtų starto numeris Liudas Sijušas, baigė antroje poziciją, ir Nedas Michailovas, jauniausias sportininkas. Trečioje pozicijoje. Ir pirmąjį važiavimą. Ketvirtas baigė 69 starto numeris Remigijus Mažulis. Labai kruopščiai ruošiasi prie starto linijos jisai. Na ir sako, šįmet rezultatai ko gero tokie, kaip ir minėjau. Remigijus Mažulis.
starto numeris, kvalifikacinio važiavimo lyderis, 299 starto numeris, Audrius Žukaitis, Ąžuolo Monstrai klubas, Klaipėda. Antrajame važiavime nedaug, pirmajame dešimtuke, ir tikėkime savus bus tarp pirmajame dešimtuke, Jėgas Mikhailovas. Vakaro klasė važiuoja 12 minučių. Audrius Žukaitis, 299 starto numeris, Ąžuolo Monstrai klubas Klaipėda, turi jau trečiąjį rezultatą. Neišsiskiria, bet iškąsė lyderiai Tokios pozicijos. Renatas turi šiek tiek bėdų, jau praktiškai Artūras Pirkauskas. Pusę sekundės. Ir gali pavyti šitą pirmąją poziciją. Renatas Jarovas, kaip žinia, sesija sudėtinga. Tiek sveikatos turėti. Ir čia pirmąją važiavimą, jau įtingai gali pasireišti.
Makaron Grigoriai iš Baltarusijos, motociklas, lygtais. Na kągi, finišo tai yra starto ir finišo teisėjas, matau, jau yra praktiškai pasiruošęs. Sportininkai, taipogi, trumposios trasos teisėjas užvedė vidus. Nevaikščiokime po trumpąją trasą dabar, nevaikščiokime. Ten mergaitės kur einate, neinam atgal per barjerą. O, taip, o, gerai, ok. Lieka 5 sekundės, kas pirmas? Arnas Pablūga, Ugnius Šulys iš Šalikščių. Ai, pirmas Arnas Pablūga. Antras Ugnius Šulys. Žiūrėkit, per finišo trampliną visą šokam. Ala, ne. Šįkart pusę, bet antrą ratą šoksim visą. Ugnius irgi prisišaudo labai lengvai porą metrų šoktelėjo. Žiūrėkite 24 starto numeris 3 iš Baltarusijos Grigoriai Makarono. Motociklas pirmė, bet jau praktiškai priartėjo prie 8 starto numerio Ernesto Lukaševičiaus. Sekėjas ar? Ką, ledų pažadės? Ugnius sustojo. Kas dabar? Ai, šiandien Ugnius, atsikaptų atėmė motociklą į svečią. Ei! Ugniui tėvelis kažką pasakė, nebeskubėk, kad taip lietų šiandien. Ir pradedantieji startos, trasos, teisėjų žinkite savo darbo vietas! Žiūrėjimų trasą nebevaiškame. Ačiū. Savo važiavimą po 8 minučių po jų Open klasę ir dar po jų retro su priekabais. Kažkaip šiandien tai tiesiog vis. Taip ir pirmai važiavimą, dekros nebuvo, bet
Teisėjų namelis viskas labai greitai ir gudriai suskaičiavo. Ir antrąjį važiavimą štai Lietuvė. Bet nieko tokio. Antrajame važiavime pirmąją poziciją praktiškai lieka Linas Balakauskas ir penktas. Geras. Taip ir čia palaikantį komandą, kaip sako, kaip reikia sakyti. Košo laikykis! Jo, Košo laikykis, okei. Kodėl jis Košo, jisai ne Rimantas? Dar jam vienas ragas lieka, važiuoti 28 starto numerį, kurio keičiamas pozicijoje. O, pirmą 20-ką nepatenka. Atsvėt. Teisėjų namelį, Varnageris Armandas. Ir ten aišku, finišas, trečioji pozicija, Armandas Varnageris. Ančiųjų klasės laikas baigtas. Na ir dabar belieka laukti Open klasė plus Open mėgėjai. Ar žiūrovai būtų dėdžius? Dar nevaikščiam po trasą, nevaikščiam labai atsargiai, dar važiavimai nesibaigė. Pirmas turas, Nerijus Raukšta, numeris 1. Cada turno. Pirmas, antras, 63 kovo, 135 starto numeris. Ko gero įkvėptas savo žemėšių 66 starto numeris Renatas Milinkas Švirtanykščiai antrą poziciją. Na ir čia.
Kurgi palaikymo komanda Pilinko! Nes Pilinko kol kas raujas, nepasirodo. Renaldas Pilinka tiesiog nustūmė 116 starto numerio tramplynę. Kas čia buvo? Ranas Ilėjas Stankevičius. Martynas Pajato, gerai, atsidomu, startinis numeris, man jau matydavo. Ir dabar antros pozicijas kovoja Raimondas Makrovas ir Renaldas Pilinka! Aleksej, Siversa! Lieka du paskutiniai ratai. Renaldas Pilinka ar Raimondas Makrovas, antroji pozicija antrajame važiavime. Du paskutiniai ratai. Davai, Raimondas. Dabar tik tai slenkė, jo? Makrovas užgeso! Regis antras! Ir Salerijus! Finišas! Finišas! Neris Užtelas, pirmas, sarginiai ratai trasą. Baigė savo pasirodymas ir visų daugumą sportininkų. Ir kas ten dėl antros pozicijos? Iškovoja antrąją poziciją. Dar niekas neaišku. Makrovas vėl stabtelėjo šiek tiek. Aplodismentai Renaldas Pilinka! Renaldas Pilinka, numeris 2, Makrovas trečias! Kol trasą nevaikštom, būkit geri, nevaikštom! Nevaikštam po trasą, labai atsargiai. Būdinetimus dar visas šūstų sportininkų yra pilna. Ir čia baigė Laurynas Retaška, čia Versa Anykščiai. Ko gero, aštuntoji buvo pozicija, bent jau bandau spėti. Lauryno Lebečkai šiek tiek pritrūko šiame važiavime. Neįvėm į trasą. Starto numeris 2 Jonas iš Šiversos klubo. Ėjimas, aišku, kažkas tai buvo lygas stigę, kokios su techninės problemas. Bet dabar iš starto pirmieji.
kam benzino pritrūks, kam sankaba pasibaigs, kam dar kažkas tai. Nu, va, kaip šiuo atveju 45 darbo numeris. Ai, Justinai, ir vėl nepavyko. Ir vėl. Tai kas čia buvo? Dabar nebekrauna akumuliatorių. Tai pastumkite tai. Tai ir tai, kad stumėte vyriausybė. Ai. Antrą akumuliatorių reikėjo turėti. Nu, ką daryti? Gaila, ne? Bet tai po varžybų pasikraukite akumuliatorių, pralėkit pro trasą. Tai reikės būtinai. Bet jau tokia pagoda savo pasirinkti, ja? Ok, šaunuoliai. Tęs kovą. Ei, nieko nespratau, čia Liuvinskas pirmoji pozicija. Ei, tai čia buvo. Kažkas netvarka. Tai jam reikėjo palaukti 10 minučių, pamatys išvažiuoti. Palaukit, matai, 3 sekundės. Ar 5.